Tranquillo. Onorevole Paksas. Pone pirmininkė, aš šiek tiek kitokio kampų šiandienos temą, diskusiją. Mes nuolat girdime, kad amerikiečiai išrinko ne tą Trumpą, kad Vengrijai vadovauja ne tas Orbanas, o Lenkijoje išrinktas ne tas Kačinskis, Prancūzijos žmonės gali išrinkti ne tą Marine Le Pen. Baimė prarasti valdžią, baimė netekti politinės įtakos, netgi baimė, kad gali tekti atsakyti už visuomenę nuskurdinusią visagalės rinkos kūrybą, būtent ir gimdo tokias diskusijas, kuriuose atviras ir tiesus žodis vadinamas neapykantą kurstančiomis kalbomis, kur visuomenės, o ne saujelės interesų atstovavimas ir pataikavimas juos aptarnaujančiai politikai vadinamas populizmu. Keista ta šiandieninė diskusija. Lyg mes, o ne mus sprogdintų. Lyg mes, o ne mums Europą neapykantų jaustų. Tarsi popiežius Europos vadovams prieš Romos sutarties metinės būtų pasakęs, kad taip vadinamoji demokratija yra labai gerai, o visuomenės atstovavimas politikui yra blogai. Aš tik primenu, kad žodis populi savo pirmapradę reikšmę būtent ir reiškia visuomenę, o žodis demokratija anaiptol nėra grupės politikoje esančios asmenų įrankis išlaikyti turimą valdžią ir ją gausinti. Nustokime matuoti išgalvotus demokratijos reitingus. Atsigręžkime pagaliau į veidų į žmonės, kurių interesus mes išrinkti atstovauti. Primenu, kad rytų Europos valstybėse prieš daug metų buvo viena tiesa ir viena partija. Ir rinkimų rezultatai, kurie tenkino tuometinę valdžią. Dabar kalbame apie iš vienos pusės įtakojimus rinkimus ir patys svarstome, kaip iš kitos pusės juos įtakoti. Vadinasi, prisidengdami demokratijos vardu siekiame tokių pat rezultatų, kad rinkimai būtų išlaikyta turima valdžia, kad tie rinkimai nebūtų Europos žmonių pasirinkimų. Tai kam tada reikalingi rinkimai, jeigu nebebus pasirinkimo?